Kaune vystomas projektas Ateities namai žada energetiškai efektyvius sandarius namus. Anot projekto vystytojo Eugenijaus Kovalkovo, už tokio A+ klasės namų šildymą reiktų mokėti apie 30 litų per mėnesį, 10 kartų mažiau negu už B klasės namą. Šitas namas pasižymė ypatingom šilumos savybėm. Jam labai mažai reikia šilumos. Ir neskaitant, kad jam labai reikia mažai šilumos, šilumą gamina atsinaujantį šilumos šaltiniai, tai šilumos siurbliai. Taip pat reikia paminėti, kad ir karštą vandenį gamina šilumos siurbliai, panaudodami išeinamą iš rekuperatoriaus orą. Tokio tipo namas, lyginant su B klasės namais, sutaupo apie 3000 litų per metus. Šiuo metu tokių namų Lietuvoje nėra daug. Šitų namų nėra labai daug pastatyta. Lietuvoje yra tik 8 namai, kurie gavę A+ klasės sertifikatus. Ir statytojai jų nemėgsta, nes su šitais namais reikia įdėti daug pastangų ir išmanyti tas technologijas, kad juos gautum, kad pastatytum tos namus. Lengviau yra pastatyti, kaip dabar visi stato, B klasės namus. Ten viskas įprasta ir nereikia sukti galvos, nereikia atlikti daug papildomų darbų, kurie yra reikalingi šities klasės namams pastatyti. Prie Ateities namų projekto prisidėjo ir KTU mokslininkai. KTU mes Architektūros ir statybos institute, mūsų statybinės fizikos laboratorija, mes faktiškai rengiame visas normas, kurios susijusios su pastatų energijos vartojimu. Tokio tipo namą nėra lengva pastatyti. Ganėtinai sunku, reikia tam skirti atskirą dėmesį. Atskira kvalifikacija turi būti jau tų darbuotojų, kurie įrenginėja, stato langus, duris. Stogo konstrukcija dažnai būna problematiška, stogo ir sienos sandarumo požiūriu problematiška. Tos vietos jos reikalauja padidinto dėmesio ir darbo sąnaudų. Nekilnojamo turto brokerės Jolitos Gegužienės teigimu, keičiantis rinkai keičiasi ir pirkėjų norai. Kadangi rinka yra toksai dalykas kaip aikštinga ponia, jinai vietoje nestovi, jos norai ir įnoriai keičiasi. Ir kuo toliau, tuo labiau klientas mūsų tampa protingesnis ir labiau išprusęs. Tai tiesiog tokie namai vis labiau populiarėja ir vis daugiau klientų nori tokius namus įsigyti. Dabar žmogui svarbiau ne namo išvaizda, bet jo pastatymo kokybė. Vis daugiau klientų ieško kokybės, kad būtų apšildytos sienos, apšildytas stogas, pagal aukštesnius reikalavimus, ne taip kaip minimaliai, kad gyventi tik tai galima būtų. Nepagrindinis akcentas yra sienų spalva, grindų danga, virtuvės komplektas. Tai dabar jau žiūrime kiti dalykai. Anot nekilnojamo turto brokerės, B klasės namų vertė kris jau po kelerių metų, o A+ klasės Ateities namai dėl techninių sprendimų, energetinio efektyvumo ir ekonomiškumo savo vertės nepraras.